Sveiki. Sveikinu visus su šia ypatinga diena, su sabata, su ta diena, kurią Viešpats paskyrė mums susitikti su juo. Iš dalies šiandien paliesiu ir tai, tačiau labiausiai šiandien norėjau pakalbėti apie mūsų norus ir kiek jie mums naudingi. O prieš tai, kaip pasidalint, noriu pakviesti visus maldai. Mūsų dangiškas Tėve, noriu Viešpatie padėkoti už šią ypatingą dieną, už tavo artumą, už tai, kad padedi mums ištirti mūsų širdis, padedi mums pažinti save, pažinti savo norus. Ir esi pasiruošęs visada vesti mus tais keliais, kurie mums iš tikrųjų yra naudingi. Prašau, vesk Viešpatie savo žodžio šviesoje ir dabar, kai kalbėsim apie tavo žodį, apie tai, kas iš tikrųjų mums naudinga, būk savo dvasia su kiekviena iš klausančių ir su manimi, kad galėčiau tinkamai, išmintingai perduoti Viešpatie tavo žodį. Prašau to Jėzaus vardu. Amen. Taigi, kalbėsim apie norus, kalbėsim apie troškimus, svajonės, kalbėsim apie tai, kas mums naudinga iš tikrųjų. Pirmiausiai, ši sabata, pirmoji šių metų sabata ir dėl to noriu visus pasveikinti, kam tai svarbu, pasveikinti su naujais metais. Šventės jau kažkuria prasme išsigaravo, jau ir kvapo jų turbūt neliko ir prasidėjo kasdienybė, vėl naujos kovos ir aš prisimenu, kaip anksčiau laukdavau naujų metų ir turėdavau kažkokias gilias svajonės, nežinau, negalėdavau jų įvardinti, tačiau jos visada žadindavo tą mūsų, mano proto aktyvumą, ar ne, ir kažkokias tai mintis ieškojo šventės, to, kas, aš manau, daugumai ir šiandien žmonių labai svarbu ir reikalinga. Tai yra užsidegdavo kažkokia viltis, kad kažkas gyvenime pasikeis. Tačiau mes suprantam, kad natūraliai ir savaime niekas nesikeičia, kad Dievas mums suteikia tik tai galimybės ir duoda mums ir įvairiausius išbandymus, ar ne, kad mes galėtumėm siekti. Na, kaip geri tėvai savo vaikam, ar ne, visada nepaduos, o paprašys prieiti. Tai yra stengsis ugdyti juose tą asmeninę iniciatyvą, kažkokį tai aktyvumą, ir fizinį, ir protinį, ar ne, tai yra ugdys juos savarankiškom asmenybėm. Kalbant apie vaikus, jeigu dar kartą būtent tai palies, tai didžiąją dalim vaikus valdo norai. Visi, kas jų turėjo ir kas su jais susidūrė, tai tą pastebėjo, ar ne, norai. Tai yra viskas vaikų gyvenime ir jie tais norais vadovaudamiesi pridaro labai dažnai daug visokių negerų dalykų. Po to jie įgyja šiek tiek patirtį, supranta, kad kai kurie norai negerai veda ir pradeda ieškoti to racionalaus, išmintingo sprendimų priėmimo, ar ne, ieško kaip čia geriausiai, vis dėlto ką pasirinkti geriausiai. Ir įdomu, kad yra netgi padaryti bandymai ir man atrodo, kažkada aš jau esu apie tai pasakojęs, tai yra vadinamas Marshall testas. Tai yra, buvo tyriami vaikai, reiškia, būdavo pasodinami kambaryje vieni prie stalo, ant kurio stovėjo lėkštė su zefyru. Ir eksperimento vadovė prieidavo, pasakydavo jiem, kad jeigu jie sulauks jos sugrįžtant, tai jie gaus dar ir antrą zefyrą. O jeigu suvalgys šitą nesulaukę, tai toks ir bus jų apdovanojimas.
Ir labai daug vaikų, žiūrint, tikrai rekomenduoju visiems į internetą įlysti ir pasižiūrėti, surasti tą testą, Marshmallow testas. Labai smagu žiūrėti į vaikus, ta vaikystė, kaip reiškiasi norai ar ne. Kai kurie dar klausydami tos vadovės dar nebaigė kalbėti, o jie jau būna suvalgę zefyrą. Viskas. Jie klauso ir valgo. Tarsi klausimas ir valgymas jiems tarsi du lygiai gretus užsiėmimai, kuriuose jie gali ramiai dalyvauti ir savo norus pildyti ir kartu klausyti gerų patarimų. Man tai primena tos žmonės, kurie iš tikrųjų linkę klausyti gerų patarimų ir labai užsidega ir labai nori, tačiau greitai labai sugrįžta prie savo senų įpročių, tai yra savo norų išpildymo. Ir kiti vaikai vis dėlto kantriai laukia, jie įvairiausiais būdais valdosi, bando sukaupti visą savo valią, reiškia įvairiausiais būdais bando nukreipti savo dėmesį nuo to zefyro, tačiau nors bent pauosto, kai kurie iš jų neišlaiko, jeigu per daug prisertina prie tos pagundos. Ir galų gale vis tiek ar atsikanda, ar kažką tai padaro, vienu žodžiu, ieško kažkokio kompromiso, kitaip sakant. Vėlgi mes taip pat dažnai irgi raginami norų, irgi esam linkę daryti kompromisus tarp norų ir naudos. Mes suprantam, kad taip elgtis negerai, bet galbūt jeigu aš bent jau pusiau suvaldysiu norą, tai vis tiek nauda kažkokia bus. Ir tokiu būdu be abejo pralaimim, tačiau kartais tai išeina į naudą. Vis dėlto įsitikinam iš savo patirties, kad kompromisas toli gražu šitoj situacijoje nėra priimtinas. Ir galų gale kai kas vis dėlto išauga ir dažniausiai tai prasideda kažkur tai jau paauglystėje, kai žmogus pradeda įjungti sąmoningumą ir pradeda stebėti, kas svarbu kitiems, o ko aš noriu ateityje savo gyvenime ir ima kažkokius tai bruožus ugdyti, ima kažkokius savo norus valdyti ir kovoti su jais. Ir va čia įsijungia tas sąmoningas mąstymas, reiškia planavimas, susivaldymas ir kiti dalykai, nuostabus dalykai, kurie iš esmės žmogų daro žmogumi. Ir išskiria jie būtent iš tų gyvūnų pasaulio, ar ne, tai yra tie, kurie iš esmės vadovaujasi savo norais, nors ir tarp jų yra tokių, kurie sugeba planuotis ir daryti atsargas ir kažką tai kolektyviai spręsti, ar ne, tai yra netgi tarp jų yra tokio sąmoningo mąstymo užuomazgų. O kągi sako raštas tuo klausimu? Ir čia pacituosiu pirmą, tai Juda, vienas iš apaštalų, ne tas Judas Iskariotas, o Judas parašęs ir žinomas pagal vienintelį savo laišką, kuris susideda iš vieno skyriaus, ir štai tame jo laiške 18-19 eilutėje parašyta. Jie yra sakę, paskutiniais laikais atsiras šaipūnų, kurie gyvens savo bedieviškais geismais. Jie tai čia pranašai. Ir pranašai sakė, kad paskutiniais laikais, reiškia, atsiras šaipūnų, kurie gyvens savo bedieviškais geismais. Tai tie, kurie kelia susiskaldymą, jusliniai, dvasios neturintys žmonės. Toks išsireiškimas jusliniai, šiandien sakytumėm emocionalūs žmonės, ar ne? Tai buvo pavadinta juslėmis arba emocijomis, ar ne? Kurie vadovaujasi emocijomis. Man smagu, man gerai, reiškia, tai teisinga. Ir elgesi taip. Ir sako pranašai, kaip Judas sako, iš tikrųjų pranašauja, kad paskutiniais laikais didžioji dalis žmonių ir bus tokie. Taip, šiandien žmonės pagrinde ir vadovaujasi jausmais. Praktiškai beveik neįsijungdami savo protų, sąmoningų mąstymų, neįjungia savo valios. Šiandien ir reklama, visa prekyba, vartotojiška visuomenė iš esmės ant to ir stovi, kad žmonės yra jusliniai. Jie ieško dabar naudos ir dėl to jiem lengva įsiūlyti tai, kas gražiai papuošta, kas uždega juos emociškai, kas atrodo jiems gražu ir gerai ir bus turbūt naudinga. Kartais jie pagalvoja ir apie naudą. Tačiau didžiąja dalim šiandien viskas taip orientuota būtent į tokius žmonės.
Ir dažnai tie žmonės pirmieji, kurie reiškia nepasitenkinimą, kai kiti žmonės, kurie juos, kaip jie įsivaizduoja, valdo, ar net jie valdžioje esantys, arba verslo savininkai, ar kažkas, tai tie žmonės, kurių rankose viskas, kurie, kaip mes suprantam, nėra tokie jusliniai. Jie yra vis dėlto mąstantis žmonės ir dėl to jie sugeba planuoti ir sugeba naudotis kitų silpnybėmis. Taigi, kai jie įsikiša į jų gyvenimą arba leidžia kažkokius įstatymus arba sumažina jų atlyginimą ar dar kaip nors veikia, jie reiškia savo tą vėlgi emocinį nepasitenkinimą, net nesusimastydami, kad iš tikrųjų jie patys atidavė kažkuria prasme iniciatyvą į rankas žmonių, kurie mąstantys yra, kurie vis dėlto sugeba valdyti savo emocijas ir sugeba išnaudoti situacijas. Na ir išnaudoti tokius žmonės, kurie gyvena savo juslėmis. Taigi nereikėtų stebėtis. Taigi, bet tais bedieviškais geismais, kaip suprantat, neapsimoka vadovautis, nes tai dažniausiai yra mums labai nenaudinga ir mes tampam kažkuria prasme priemonė arba įrankiu kitų žmonių rankose. Ir kaip mato, tie jusliniai žmonės, sako, jie kelia susiskaldymą. Be abejo, jie yra labiausiai reiškiantys savo nepasitenkinimus, kritikuojantys ir taip toliau. Iš jų ir kyla tie susiskaldymai ir, kaip Judas sako, netgi ir bendruomenėse, tikinčiųjų bendruomenėse visada yra tokių žmonių ir iš jų būtent kyla tie susiskaldymai, nes tikrai tokie žmonės nesugeba valdyti savo emocijų, vadinasi, jie įneš daug sumaišties į bet kokią bendruomenę, kokia tai bebūtų, ar tikinčiųjų, ar šiaip koks nors klubas, ar sakysim, kažkokia kita bendruomenė, ar verslas, darbas ir taip toliau. Ir dvasios neturintys jie dar apibūdinti. Na, nebūtinai čia kalba apie šventąją dvasią, tai yra, jeigu tai kalba apie tikinčiuosius. Bet dvasia raštas įvardina ir mūsų tą sugebėjimą sąmoningai mąstyti ir prisimti atsakomybę ir taip toliau. Tai irgi yra dvasia. Tai yra mūsų čia prote yra tam tikra funkcija, konkrečiai čia priekiniai smegenų daly, reiškia, kuri sugeba valdytis. Ir čia tarp kitko yra ir dvasiniai centrai. Čia žmogus susimąsto apie savo gyvenimo prasme. Sakydamas gyvenimo prasme prisimenu du žmonės, tai yra vienas austrų psichiatras, kuris parašė knygą Gyvenimo prasmė, teko jums turbūt jį Frankl vardą, neprisimenu, bet pavardė Frankl, tai turbūt teko jums girdėti apie jį. Žmogus tikrai turės sunkių gyvenimo išbandymų. Ir kitą žmogų, tai Marką Tveną, kuris yra parašęs tokius žodžius, nepasakysiu, kad aš juos tiksliai prisimenu ir pacituosiu tiksliai, tačiau jie skamba maždaug taip, kad žmogaus gyvenime yra dvi svarbiausios dienos. Tai yra diena, kai jis gimė ir diena, kai jis suprato, dėl ko jisai gimė šitoj žemėje. Taigi, mes turėtumėm susimastyti vis dėlto, dėl ko mes gimėm šioje žemėje, ar ne? Turėtumėm susimastyti, kokia mūsų gyvenimo prasmė. Kodėl mes čia esam šitoj ašarų pakalnėje, kaip kai kas vadina. Ir kokia prasmė viso to, kas su manim vyksta. Ir pirmiausiai, susidūrę su šventu raštu, mes matom, kad Dievas nori būti mūsų gyvenimo dalimis. Ir galbūt pažinti Dievą, tai ir yra mūsų gyvenimo prasmė. Ir pirmiausiai pažinti kaip savo vadovą, nes gyvenant emocijomis, neturint vadovo, mūsų gyvenimas blaškys kaip Jokūbas savo laiške sako, kaip vėjas blaško bangą į vairias pusės. Ir tokiam žmogui, sako, nelabai yra ko tikėtis. Taigi, Dievas siūlosi mums būti tuo vadovu. Ir štai ką jisai sako, Izaijo 48 skyrius 17 iki 19 eilutės. Taip kalba Viešpats, tavo atpirkėjas, Izraelio šventasis. Aš Viešpats, tavo Dievas, mokau tave, kas tau naudinga ir vedu tave keliu, kuriuo tau dera eiti. O kad klausytum mano įsakymų, tavo gerovė būtų kaip upė, o tavo teisumas kaip marių bangos.
tavo palikuonių būtų kaip smilčių, o giminių iš tavo giminės, o gimusių, iš tavo giminės kaip smėlio grūdelių. Jų vardas nežūtų ir neišdiltų mano akise. Iš tikrųjų, to laiko žmogui vienas svarbiausių dalykų buvo, kad jis turėtų gausiai palikuonių ir kad po 1000 kartų jo vardas neišnyktų, ar ne, ir jo palikuonys būtų šioje žemėje. Kas gali būti gražiau? Tačiau Dievas siūlo, sako, aš viešpats tavo Dievas mokau tave, kas tau naudinga ir vedu tave keliu, kuriuo tau dera eiti. Taigi jis siūlosi mums į vadovus, jis nori, kad mes priimtumėm jį kaip savo vadovą, kaip tą autoritetą, kuris nurodys mums patį teisingiausią kelią. Ir sako, tada iš tikrųjų tavo gerovė būtų kaip upė, o tavo teisumas kaip marių bangos. Na, tokia pilnatvės forma, ar ne, tokia poezija, juo labiau, kad Izaijas visą savo knygą parašė poetinę kalbą. Tai yra, galima pasakyti, tokia poema. Izaijo, jis autorius, jis buvo poetas. Ir tais laikais pranašai ne vienas buvo, vienas iš požymių pranašų buvo poezija. Tai ir kitaip sakant, tai buvo poetai. Ir šitas išsireiškimas tikrai yra labai gražus, tavo gerovė būtų kaip upė. Na, upės mes žinom, teka ir teka, ar ne, ir gerovė reiškia nesibaigs ir nesibaigs, ji visada bus pilna. Ir teisumas bus kaip marių bangos, tai yra tas pripildyta daug vandens, bus daug teisumų. Iš tikrųjų, mūsų gyvenimas, tai yra Dievas mūsų kūrė būti laimingais ir jis nori, kad jo vaikai būtų laimingi. Ir ne vienoje vietoje rašte mes galim surasti tokius palinkėjimus nuostabius, kaip pavyzdžiui Saliamono mokytojo knygoj, kuris jaunuoliams nurodo, sako, čia bus mokytojo 11 skyrius 9 eilutė. Džiūgauk jaunuoli, kol esi jaunas. Leisk savo širdžiai mėgauti savo jaunystės dienomis. Eik, kur veda tavo širdies troškimai. Daryk, kas patinka tavo akims. Tačiau žinok, kad dėl viso to tave Dievas pašauks į teismą. Na, pirmoji to dalis atrodo tokia nuostabi, ar ne? Ačiū viešpatie, tu leidai man eiti ten, kur trokšta mano širdis, ar ne? Ir jaunystėje mes visi pilni svajonių ir pilni polėkių ir atrodo tik skristum. Tačiau Dievas tarsi skambučių truputį pažadina, ar ne? Vat iš tų emocijų, reiškia iš tų svajonių ir sako, bet prisimink, kad už viską turėsi atsakyti. Tai yra Dievas tave pašauks į teismą. Tai yra turėsi atsiskaityti prieš jį. Ir būtent apie tai prieš tai skaitytam laiške, Judo laiške, ir kalbama, kad iš tikrųjų paskutiniais laikais, kai nebus tos Dievo baimės, kai ta Dievo baimė sumenks ir šiandien tikrai nedaug žmonių tikrai tiki Dievo. Ir jie tikrai tiki, kad Dievas juos mato ir stebi ir kad jie turės kažkada ateiti į teismą. Taigi šiais laikais būtent būdingas toks mąstymas. Ir būtent šiais laikais taip aktualūs tie žodžiai. Dėl visko tave Dievas pašauks į teismą. Kad kiekvienas mes susimastytumėm, dar pradėdami metus, ar ne, mes susimastytumėm. Taip, aš pilnas svajonių, aš šiais metais nuveiksiu tą, būsiu ten, darysiu tą, nuveiksiu tą. Bet už viską turėsiu atsiskaityti. Ir labai panašiai ir Jėzus perspėja savo mokinius. Morkaus 8 skyriui 306 eilutėje, o kokiagi žmogui nauda laimėti visą pasaulį, bet pakenkti savo gyvybei. Na, turime omeny pakenkti savo amžinam gyvenimui, ar ne? Tai yra tai amžinybei. Ir čia vėlgi žmogus kiekvienas renkasi, rinkdamasis eiti savo širdies troškimų keliu, jis susimąsto apie pasekmes, tačiau visada jo noras, jeigu jis viršyje tas pasekmes, arba tiksliau ne pačias pasekmes, o viršyje jo tikėjimą, kad pasekmės yra neišvengiamos. Apie tai labai svarbu susimastyti, nes mūsų tikėjimas yra tiek didelis, kiek mes tikim,
kad visų mūsų darbų, mūsų žodžių netgi pasekmės yra neišvengiamos. Tai yra, mes turėsim už viską atsakyti. Būtent tai, šita vadinama Dievo baimė, ir aš tai įvardinama Dievo baimė, jinai dažnai labai sulaiko mus nuo tų blogų poelgių. Ir netgi šiais laikais, kai atrodo visi žmonės emocionalūs, vis tiek jie susimasto apie pasekmes. Jeigu jie netiki Dievu, jie susimasto apie tai, ką žmonės pagalvos, ką jiem pasakys ar ne, kaip į juos pasižiūrės. Arba susimasto netgi apie tai, ką valdžios žmonės pasakys, tai yra policija, teismas, įstatymai, reiškia, kaip jie turės atsakyti už savo poelgius. Tai taip pat išmintinga, kadangi tai sustabdo žmogų nuo kažkokio tai blogo poelgio. Ir apaštalas Paulius, čia jis rašo galbūt apie kitus dalykus, tačiau jis tiksliau apie konkretų dalyką, tačiau tai tinka bet kokiam atveju, kai jisai sako 1 Korintiečiam laiške 10 skyrius 23-24 eilutės. Viskas valia, bet ne viskas naudinga. Viskas valia, bet ne viskas ugdo. Tai yra tarsi, jis sako, taip, iš esmės mes visi turim laisvą pasirinkimą, kiekvienas žmogus renkasi savo kelią. Kaip jis pasielgs vienoje ar konkrečioje situacijoje, kaip jis čia rašo, ar bendrai savo gyvenime, kokį jis kelią pasirinks. Tačiau visada svarbu prisiminti, kad ne viskas mums naudinga. Kad kažkas tai gali vis dėlto sugriauti tą mūsų amžiną gyvenimą. Tai yra, kažkas gali turėti amžinas pasekmes, nepataisomas pasekmes. Dėl ko mes galbūt kada nors labai stipriai pasigailėsim, bet pakeisti jau nieko negalėsim. Dar vieną vietą pacituosiu Saliamono žodžius iš patarlių 19 skyriaus 22-23 eilutės, kuris kalba dar apie vieną dalyką, kad netgi tada, kai mes vis dėlto susimastėm ir jau valdom savo norus ir siekiam naudos, iš tikrųjų siekiam, kas mums tikrai naudinga, tačiau labai svarbu susimastyti, kaip to siekti. Ką jisai rašo čia? Žmogiška trokšti naudos, bet geriau būti vargšu negu melagiu. Kitaip sakant, gerai, jeigu tu sieki naudos ir tikrai žiūri, kas tau naudinga, bet labai svarbu pasirinkti, kaip to siekti, kad tai nebūtų kenksminga kitiems. Kitaip sakant, kad tai nepakenktų tau ilgalaikiai perspektyvoj. Nes gali būti, kad mes netgi mąstydami apie savo naudą, galim susimastyti tik tai apie labai trumpalaikę naudą. Dažniausiai būtent emocionalų žmonės taip ir masto. Giliau mąstantys žmonės žiūri šiek tiek toliau, visada masto toliau, bent kelis įėjimus į priekį. Ir žiūri, ar tai tikrai bus naudinga. Jis rašo toliau, pagarbi viešpaties baimė veda į gyvenimą. Žmogus valgo ir ilsisi, nebijodamas pikta. Taigi, labai svarbu susimastyti apie tai, kad siekiant naudos, mes turėtumėm ramų miegą. Tai viena iš tų naudų, apie kurią žmonės retai susimasto, ar ne? Padarysiu šiandien, kas čia tokio, visi taip daro, visi taip siekia. Tačiau ar negyvensim po to kartėlyje ir baimėje, mąstydami apie būsimas pasekmes? Taigi, ramus miegas. Ramus miegas tai pirmiausiai apie švarią sąžinę, kaip mes suprantam. Paskaitysiu dar vieną vietą iš 1 laiško Korintiečiams 10 skyriaus 31 eilutės. Ar valgote, ar geriate, ar šiaip ką darote, visą darykite Dievo garbei. Nepiktinkite nei žydų, nei graikų, nei Dievo bažnyčios. Šitaip ir aš stengiuosi visiems visko patikti, ieškodamas ne savo naudos, bet to, kas naudinga daugeliui, kad jie būtų išgelbėti. Paulius eina dar toliau ir mes pamatom dar vieną naudos aspektą. Tai yra ieškoti naudos ne savo, o kitiems. Jūs pasakysite, tai visiškai neracionalu ir kam to reikia, tačiau iš tikrųjų Dievas
vesdamas mus į gilesnį jo pažinimą ir vesdamas mus į gilesnį savęs pažinimą, parodo mums vieną nuostabų dalyką. Kas mums naudingiausia? Pasirodo, naudingiausia mums gyventi dėl kitų. Tai yra pati didžiausia ir aukščiausia nauda, kurią ir pats Dievas gyvena, jisgi visiems tarnauja. Vertėtų tikrai susimastyti, nes čia, ir aš pasakysiu taip, netgi ne Dievo žodžio šviesoje, Dievo žodis, aišku, mums daugiau duoda supratimo ir gilesnį pažinimą. Tačiau ir šiandien žmonės, kurie užsiėmė rimta veikla dėl kitų, jie gali pasakyti, kad jie iš tikrųjų gyvena prasmingą gyvenimą. Nieko nėra geriau, kaip pamatyti dėkingas akis ir padaryti kažkam tai kažką gero. Jo labiau, kad ir apaštalas Paulius ir 1 Korintiečiam 10 skyriui, ten kur citavau 23-24 eilutė, jisai sako, viskas valia, bet ne viskas naudinga, viskas valia, bet ne viskas ugdo. Niekas ten neieško, kaip jam geriau, bet kaip kitam. Jis aiškina tą pagrindinę bendruomenės taisyklę. Bendruomenė, jinai egzistuoja ir gyvybinga tol, kol kiekvienas jos narys rūpinasi kitais, ne savimi. Kai tik kiekvienas pradeda rūpintis savimi, bendruomenė baigėsi. Ji neįmanoma. Kitaip sakant, bendruomenė, jinai todėl ir bendruomenė, kad juos jungia tokia, kaip mes pasakytumėm, sinergetika, ar ne, tai yra visi vieni kitiem naudingi, tai yra mūsų jungia tai, kad mes reikalingi vieni kitiems. Mes galim užpildyti tą tuštumą, kurią turi kažkas kitas. Mes galim padaryti tai, ko negali kiti. Ir susijungdami iš tą vieningą harmoniją mes tampam tuo kūnu. Kūnu, kuriame kiekvienas iš narių ieško naudos kitam, o ne savo. Apaštalas Paulius, rašydamas Titui, jis užrašė tokius žodžius 3 skyriui 8-9 eilutės. Tai tikras žodis ir aš noriu, kad tu pabrėžtinai mokytum šių dalykų, idant patikėjusieji Dievu rūpintųsi pirmauti gerais darbais. Tai gera ir naudinga žmonėms. O paikų klausimų, kilmės sąrašų, ginčų ir vaidų dėl įstatymo venk. Visa tai nenaudinga ir tuščia. Iš kitos pusės jis parodo, ar ne, kad mes ne šiaip savo tik rūpintumėmės kitais, tačiau ir siektumėm pirmauti tarp kitų. Jeigu pastebėjot, vis dėlto žmonės linkę į lenktyniavimą, vaikus geriausiai gali motyvuoti tuo, kad surinksi varžybas, ar ne, kuris pirmas, kuris geresnis. Visi nori būti geresni. Ir įsivaizduokit, jeigu bendruomenė vieną iš devizų turėtų, kas pirmas padarys kažką gerą kitiems. Tai yra rūpintųsi pirmauti gerais darbais. Niekam nebūkite skolingi, ar ne, tik tai meilės vienas kitam, kaip kitoj vietoj Paulius rašo. Tai iš tikrųjų nuolat jaustis skolingu. Aš dar nepadariau kažko gero tam žmogui ir tam dar nepadariau kažko gero. Ką aš galėčiau anam padaryti? Koks būtų nuostabus gyvenimas ir koks prasmingas. Ir žmogus atrastų svarbiausiai, kad jo gyvenimo paskirtis tai tarnauti kitiems, būti naudingu kitiems. Ir gerų patarimų, ir fizinių darbų kažkokio atlikto, ar ne, ir galų gale, tą užuojautą ir padrąsinimu, netgi palaikymu tuo metu, kai žmogui sunku. Dar viena vieta, kuri užrašyta laiške Hebrajams. Hebrajams 13 skyrius nuo 17 eilutės. Klausykite savo vadovų ir būkite jiems atsidavę, nes jie budi jūsų sielų labui.
pažiūrėkit, dar viena nauda, kurią mes šiandien irgi nelabai pastebim. Pasirodo, paklusnumas gali būti mums labai naudingas. Paklusnumas mūsų vadovams, vienaip ar kitaip mes turim vadovus, ar tai valstybės vadovus, ar tai bendruomenėje kažkokioje vadovus, ar darbe vadovus. Ir čia parašyta, Paulius sako, būkite jiems atsidavę, nes jie budi jūsų sielų labui. Tai yra, kitaip sakant, bet koks vadovas, jo paskirtis yra rūpintis tais pavaldiniais. Ir jeigu jie rūpinasi jumis, klausykite jų, būdami atsakingi už jas. Kitaip sakant, tie vadovai, jie atsako už mus. Ir suprantat, kaip nuostabu turėti žmogų, kuris už tave atsako. Tai yra kažkas tai tokio, tarsi priedanga, ar ne, jeigu aš kažką pats pražiopsosiu. Tai yra kažkas, kas rūpinasi ir, reiškia, visada laiku pastebės, kas man naudinga, ar ne, jisai mano labui darbuojasi. Ir kokia iš to nauda? Pasirodo, tada jie tai darys su džiaugsmu, o ne dūsaudami, nes tai nebūtų jums naudinga. Šiandien yra tas amžius, kada visi tokie individualūs pasidarė. Ir tie vadovai, jie iš tikrųjų turi šiandien labai daug dūsavimų. Nes visi tokie individualūs ir taip nenori paklusti, kad vadovai, nors jų ir atrodo užduotis ir paskirtis mumis rūpintis, bet jie tai daro dūsaudami. Ir kaip jūs suprantat, jie tada mumis pasirūpins ne taip gerai. Kitaip sakant, jie negalės 100% išpildyti tą jiem paskirtą užduotį, rūpintis mumis. Nes darbas atliktas dūsaujant, kaip jūs suprantat, iš tikrųjų nebus toks efektyvus ir geras, nei tas darbas, kuris bus daromas su džiaugsmu. Kitoj vietoj, antram laiške Korintiečiams, 8 skyriui, nuo 9 eilutės Paulius rašo: Jūs juk pažįstate mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus malonę ir žinote, jog jis, būdamas turtingas, dėl jūsų tapo vargdieniu, kad jūs taptumėte turtingi per jo neturtą. Aš duodu šiuo reikalu patarimą, nes tai naudinga jums, kurie pernai pirmi pradėjote ne tik veikti, bet ir to trokšti. Va šita vieta man ypatingai pasirodė, naujai nušvito, kitaip sakant. Mes visur matom savo naudos, netgi pasirodo yra naudinga paklusti savo vadovams, nes tada jie su didesniu džiaugsmu ir daug efektyviau ir mums tarnaus. Tačiau pasirodo, daryti gerą maža. Apaštalas Paulius džiaugiasi, kad korintiečiai pradėjo ne tik veikti, bet ir to trokšti. Kitaip sakant, daryti gerą su džiaugsmu, netgi trokšti daryti gerą. Pasirodo, tai dar naudingiau negu šiaip daryti gerą. Supraskit, gerą darant vis dėlto tu aukojasi ir dažniausiai kažką prarandi, ar laiką, ar kažkokius savo interesus turi atidėti, ar ne. Ir va čia Paulius sako, ateis laikas, kai mūsų širdis trokš tai daryti. Ir jis kaip mokytojas, kaip geras dvasinis mokytojas sako, kad tai ypač mums naudinga. Tai kalba apie tai, kad keičiasi mūsų širdis. Dabar ji ne šiaip savo tik tai mokosi daryti gerą, ji jau pradeda trokšti daryti gerą. Tai ypatingas iš tikrųjų pasikeitimas mūsų širdyje, ypatingas pasikeitimų etapas mūsų širdyje. Šiandien daug cituoju, dėl to noriu iš tikrųjų dar vieną vietą pacituoti. Mokytojo 2 skyrių 11 eilutę. Tuomet apsvarsčiau visą, ką mano rankos buvo padariusios ir sunkų triūsą, kurį buvau įdėjęs. Tikėk manimi, visa tai tik migla ir vėjų vaikymasis.
nebuvo nieko naudingo po saule. Kodėl paėmiau šią citatą? Ji iš tikrųjų labai įdomiai apibūdina, kad visa tai, ką mes nuveiksim po šią saulę, tai yra, šiam gyvenime, ar ne? Tai yra, kitaip sakant, kol mes esam dar šioj nuodėmingoje žemėje, ar ne? Tai vis tiek visa tai bus, kaip jisai labai mokytojo knygoje labai dažnas tas išreiškimas, nebuvo naudinga po saulę, arba kitur jisai sako vėjų vaikymasis. Ir čia toliau jis rašo, išmintis, mokytojo 7 skyriui, 11 eilutėje sako, išmintis taip pat vertinga, kaip vertingas paveldas ir naudinga tiems, kurie mėgaujasi saulę. Suprantat, vis dėlto viskas, ką mes čia nuveiksim, yra svarbu ne tiek patys darbai nuveikti ir jų rezultatai, bet svarbiausias rezultatas, kokie mes tapsim. O ta nauda tai yra įgyta išmintis. Nes visą tai darydami ir netgi pamatydami tuos požymius, kad mūsų širdis jau trokšta daryti gerą, mes pradedam suprasti, kad mes įgyjam išmintį, dievišką išmintį. Dievas būtent taip ir gyvena, jisai ieško kitiem naudos, jis trokšta daryti gerą, jis nori būti geras visiems, jisai nori tarnauti visiems, nori ir mums tarnauti. Ir štai kada mumyse atsiranda tie požymiai, mes suprantam, kad mumyse užgimė kažkas tai ypatingai vertinga. Tai ne žinios, tai yra mūsų širdies pasikeitimas, ji tapo išmintinga. Ji ne šiaip savo žino daug gerų dalykų, kaip reikia elgtis ir ką reikia padaryti vienoje ar kitoje situacijoje. Joje atsirado labai svarbus požymiai, troškimas daryti gerą. Atsirado dieviška išmintis, dieviškos išminties požymis. Na ir galų gale pabaigai dar 2 paskutinės citatos. Viena jums irgi gerai žinoma, tai yra citata iš Izaijo 58 skyriaus nuo 13 eilutės, kur rašoma apie šabą. Jei šabo dieną nekelsi kojos iš namų, ir mano šventą dieną neužsiimsi savo reikalais, jei šabą laikysi žavesio dieną, viešpaties šventą dieną šlovingą, jei švęsi ją neidamas savo keliais, neieškodamas, kas tau naudinga ir neleisdamas laiko tuščiom šnekoms, tai džiaugsiesi viešpatie ir aš pakelsiu tave virš žemės aukštumų, pamaitinsiu tave tavo tėvo Jokūbo paveldu. Taip kalbėjo viešpaties lūpos. Neieškosi savo naudos, o eisi mano keliais, eisi kaip man naudinga, ar ne? Ir Dievas sako, tada aš pamaitinsiu tave paveldu. Vėlgi kalbama apie tą amžinybę, apie tą paveldą, kuris pažadėtas Izraeliui, arba kaip čia įvardinta Jokūbui. Tai Dievo žodis, ar ne? Ir Izaijas labai poetinė kalba vėlgi išreiškia, kaip mums svarbu tai daryti. Ir šiandien diena, kurią mes dabar susitinkam, tai būtent skirta tam, ugdyti mumyse tą dievišką išmintį. Na ir paskutinė vieta, kurią aš noriu pacituoti, 1 laiškas Korintiečiams 13 skyrius, nuo 4 eilutės, gerai jums žinomas himnas meilei. Pažiūrėkit dar į vienoje vietoje apibūdintas tas dieviškos išminties bruožai, arba kitaip sakant, Dievas yra meilė, kaip mes žinom, ar ne? Ir meilės apibūdinimas tai iš esmės yra Dievo apibūdinimas. Taigi, kas čia parašyta? Meilė kantri, meilė maloninga, ji nepavydi, meilė nesididžiuoja ir neišpuiksta, ji nesielgia netinkamai, neieško savo naudos. Nepasiduoda piktumui, pamiršta, kas buvo bloga, nesidžiaugia neteisybę, su džiaugsmu pritarė tiesai, ji visą pakelia ir visą tiki, visko viliasi ir visą ištveria, meilė niekada nesibaigia. Išnyks pranašystės, paliaus kalbos, baigsis pažinimas.
Taigi, kaip ir Saliamonas sakė patarlėse, mokytojo knygoje, atsiprašau, kad viskas, kas po saulę, viskas išnyks, tačiau pasiliks meilė. Viskas išnyks, tai, ką mes padarysim, ką mes nuveiksim šitoj žemėje, siekdami kažkokios tai naudos, galbūt paviršutiniškai trumpalaikės naudos, po to mes išauksim iki to, kad sieksim ilgalaikės naudos. Galų gale mes pradėsim dairytis, kas naudinga kitiems ir pradėsim tarnauti kitiems. Galų gale mumyse užsimegs tas troškimas daryti gerą, tarnauti kitiems ir taip pašlovinti Dievą, taip rūpintis jo reikalais ir daryti tai, kas jam naudinga. Ir mumyse išauks šitas nuostabus bruožas, kuris iš esmės ir parodys, kad mes esam Dievo vaikai. Meilė. Ji kantri, ji maloninga, neieško savo naudos, ji žiūri, kas naudinga kitiems, ji pasiruošus visada tarnauti kitiems. To aš noriu jums ir palinkėti šiais metais, naujais metais. Visada metų pradžia tai yra gera galimybė pradėti kažką naujo. Pradėkim siekti meilės. Iš pradžių mažais žingsniais, siekdami tiesiog suvaldyti savo norus, siekdami, kas iš tikrųjų naudinga, pažindami vis giliau Dievo charakterį ir suvokdami, kad didžiausia nauda tai yra tapti panašiais į jį, savo charakteriu. Tai įmanoma. Dievas yra mūsų bendradarbis šiame kelyje. Jeigu jis suteiks mums išminties, jis suteiks mums jėgų nugalėti savo norus ir savo tam savanaudiškumą, galų gale mes tapsim panašus į jį. To aš jums ir noriu palinkėti. Te laimina jūs Viešpats. Pasimelskim. Mūsų dangiškas Tėve, mes norime eiti šiuo keliu. Mes tikrai trokštam būti panašus į Tave. Ir Tu žinai geriau už mus, kaip tai nelengva, kaip sunku suvaldyti savo emocijas, savo norus. Kaip galų gale sunku suvaldyti tą norą būti visada, siekti naudos savo. Kaip iš tikrųjų išmokti trokšti daryti gerą kitiems. Ir kaip galų gale tapti tuo Tavo tikrų vaiku, kuriuo mes taip trokštam tapti. Tik Tu gali mus, Viešpatie, vesti šiuo keliu ir tikrai atvesti į tikslą. Todėl prašau, būk su mumis, duok mums jėgų, išminties. Dėkojam Tau už tai Jėzaus vardu. Amen. Su Dievu.